1945 m. gegužės 8 Europoje oficialiai karas jau buvo pasibaigęs, tačiau Kurše, vakarų Latvijoje vis dar tvyrojo įtampa, chaosas ir nežinomybė. Jeigu domina Antrojo pasaulinio karo istorija, būtinai paspausk like ir prenumeruoti, jei to dar nepadarei. Po armijų grupės Kuršas kapituliacijos ir Raudonosios armijos nelaisvę pateko daugiau nei 284 tūkstančiai žmonių. Tarp jų buvo vokiečių kareiviai, civiliai gyventojai, sovietiniai pabėgėliai ir net buvę Raudonosios armijos kariai, anksčiau patekę į vokiečių nelaisvę. Tačiau šie skaičiai kėlė abejonių. Pagal pačios armijų grupės dokumentus, karių turėjo būti apie 189 tūkstančius. Tai reiškia, kad likę beveik 100 tūkstančių žmonių galėjo būti civiliai, pabėgėliai ar kiti asmenys patekę į sovietų filtracijos sistemą. Nuo 1945 m. gegužės 10 dienos iki birželio 17 dienos netoli Griežės bažnyčios šalia Lietuvos sienos veikė karo belaisvių filtracijos stovykla. Manoma, kad ši vieta pasirinkta dėl strategiškai patogios padėties, netoliese ėjo pagrindiniai keliai. 1945 m. gegužės 10 d. Leningrado frontas įsakė filtruoti visus vyrus nuo 16 iki 60 metų amžiaus. Sovietų sąjungoje karo belaisvių priežiūra buvo patikėta vidaus reikalų ir saugumo struktūroms. Filtracijos tikslas buvo nustatyti asmenis, galėjusius bendradarbiauti su Vokietijos pajėgomis arba laikytus nepatikimais sovietų valdžiai. Buvo tikrinami ne tik vokiečių kareiviai, bet ir sovietų piliečiai, patekę į nelaisvę, civiliai gyventojai bei pabėgėliai. Kiekvienas asmuo galėjo būti tardomas, tikrinami dokumentai, apklausiami liudininkai, ieškoma sąsajų su vokiečių kariuomene. Vieniems filtracija baigdavosi paleidimu, tačiau kiti buvo išvežami į lagerius Sovietų sąjungos gilumoje. Šiandien aplink Griežės bažnyčią dar galima pamatyti žemėje išlikusias duobes. Jose žmonės slėpdavosi nuo šalčio ir lietaus, prisidengdami tuo, ką pavykdavo rasti. Sąlygos stovykloje buvo itin sunkios, trūko maisto, šiltų drabužių ir medicininės pagalbos. Jei kas nors pabėgdavo iš stovyklos, būdavo sušaudomas vietoje. Per šį laikotarpį smarkiai nukentėjo ir pati Griežės bažnyčia. Raudonosios armijos daliniai išnešė suolus karo reikmėms. Buvo apgadinta sakykla, sunaikinti vargonai, suniokotas interjeras. Bažnyčia kurį laiką naudota kaip skalbykla. Tačiau ji buvo nuniokota dar prieš įkuriant filtracijos stovyklą. 1944 m. lapkričio 19 d. Sovietų 4 smogimoji armija pradėjo puolimą per Ventos upę. Mūšių metu artilerijos sviediniai pataikė į bažnyčią. Buvo apgadinta pietinė siena, smarkiai nukentėjo bokštas. Šiandien Griežės bažnyčia primena ne tik Antrojo pasaulinio karo mūšius, bet ir tūkstančių žmonių, kurių likimai buvo sprendžiami pokario chaose. Netoliese esančiose senosiose kapinėse ilsisi vietiniai gyventojai, karo aukos ir žmonės, kurių gyvenimus palėtė šie įvykiai. Vaikštant tarp senų antkapių juntama ypatinga tyla, sauganti šios vietos praeitį. Manoma, kad filtracijos stovyklos laikotarpiu apylinkėse galėjo būti laidojami ir stovykloje mirę žmonės, nors tikslių duomenų nėra. Griežės filtracijos stovyklos teritorijoje ir keliose vedančiose į ją iki šiol randami įvairūs kareiviams priklausę daiktai. Manoma, kad jie buvo sąmoningai išmetami, siekiant nuslėpti tapatybę arba išvengti sovietų saugumo dėmesio. Šis Vokietijos ginkluotojų pajėgų armijų grupės Šiaurė 4-osios karo belaisvių stovyklos kalinio atpažinimo ženklas tikriausiai buvo išduotas Vokietijos Sovietų sąjungos karo pradžioje.
Jis rastas Griežės stovyklos teritorijoje, kur buvo filtruojami buvę Raudonosios armijos kareiviai. Šiandien šis eksponatas saugomas Ežerės kraštotyros muziejuje. Šiandien viskas, ką norėjau parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitam video.